Ačiū Dievui už nuostabius brolius ir seseris, kuriuos Jis atsiuntė specialiai į Lietuvą per Atlanto vandenyną, už brolius ir seseris, kuriuos surinko iš kitų Europos šalių, iš Olandijos, iš Suomijos. Ir ačiū Dievui už jūs visus, suvažiavusius iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Ačiū Dievui. Tiesiog ateikime pas jį, maldoj, šlovinime, atiduokime jums visą gyrių, nes jisai iš tiesų vertas. Jisai vertas visos šlovės. Jisai vertas, kad jo vardas būtų pašlovintas ir išaukštintas mūsų tautoje, visose tautose. Haleliuja. Stiprybę pasilik su manim. Teik meilę, stiprybę pasilik su manim. O Jėzau, teik meilę, stiprybę pasilik su manim. Man reik tavęs, teik meilę, stiprybę pasilik su manim. Aš garbinu tave visą širdimi, aš garbinu tave ir savo protu, aš garbinu tave visom savo jėgom, tu viešpats esi. Jėzau, tu viešpats esi, aš garbinu tave visą širdimi. Aš garbinu tave ir savo protu, aš garbinu tave visom savo jėgom, tu viešpats esi. Jėzau, tu viešpats esi. Teik meilę, stiprybę pasilik su manim, karaliau. Teik meilę, stiprybę pasilik su manim. O Jėzau, teik meilę, stiprybę pasilik su manim. Aš myliu, teik meilę, stiprybę pasilik su manim. Aš garbinu tave visą širdimi, aš garbinu tave ir savo protu, aš garbinu tave visom savo jėgom, tu viešpats esi. Jėzau, tu viešpats esi, aš garbinu tave visą širdimi, aš garbinu tave ir savo protu, aš garbinu tave visom savo jėgom, tu viešpats esi. Jėzau, tu viešpats esi, aš garbinu tave visą širdimi, aš garbinu tave ir savo protu, aš garbinu tave visom savo jėgom, tu viešpats esi. Jėzau, tu viešpats esi, tu viešpats esi. Jėzau, tu viešpats esi, tu viešpats esi. Jėzau, tu viešpats esi, mirtis nebaisi. Jėzau, tu viešpats esi, mirtis nebaisi. Jėzau, tu viešpats esi, tu viešpats esi. Jėzau, tu viešpats esi. Good morning, everybody. Labas rytas visiems.
For those who were here last year, and if you Tie, kurie buvo pernai metais čia, brought my wife Barb this year. šiemet aš atsivežiau savo žmoną Martą. Ir aš atsivežiau savo žmoną Anną. And we dragged along a friend named Hilda. Ir atsivežė draugę vardu Hildą. But the subject of this house church conference has to do with families and the family of God. Tačiau tema šios namų bažnyčių susirinkimo yra family, šeima ir Dievo šeima. Šeima ir Dievo šeima. And family issues. Ir šeiminės problemos. So let's start in Ephesians chapter 1. Pradėsime nuo laiško Efeziečiams 1 skyriaus. And I'll share some scriptures. Ir aš pasidalinsiu rašto vietomis. But if there are questions, just raise your hand so you can ask questions. Bet jeigu jums iškyla kažkokių klausimų, tiesiog pakelkite ranką ir klauskite. So I'll share and teach some and share from personal experience, but then we also want, if someone has a question, just ask. Aš tiesiog dalinsiuosi iš tos rašto vietos ir iš savo asmeninės patirties. Bet jeigu jums iškyla kažkoks klausimas, tiesiog pakelkite ranką ir klauskite. All right. Thank you, Father, for wisdom and revelation. Ačiū tau, Viešpatie Tėve, už išmintį ir už apreiškimo dvasią. Open the eyes of our understanding, Heavenly Father. Atverk mūsų supratimo akis, Let us dangiškasis see things Tėve. we've not seen before. Leisk mums matyti dalykus, kurių nematėme prieš tai. Cause us to grow in you, and we thank you in Jesus' name. Sąlygok augimą tavyje, Jėzus Kristus vardu. Ephesians chapter 1. Efeziečių laiško 1 skyrius. I think everybody realizes we are the family of God. Kiekvienas iš jūsų tikriausiai suvokėte, kad mes esame Dievo šeima. Spiritually, that's true. Tai yra dvasinė tiesa. So let's look at this in Ephesians 1. Žiūrėkime į Efeziečių 1 skyrių. In verse 3, the subject is the Father God. Tema ir trečioji eilutė yra Dievas Tėvas. Blessed is the Father, God and Father of our Lord Jesus, who has blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Trečioji eilutė sako, garbė Dievui mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimina mus Kristuje visokeriopą dvasinę palaimą danguje. So the subject is the Father. Taigi tema yra Tėvas. He's blessed us with all spiritual blessings. Jis mus palaimina visokeriopą dvasinę palaimą. And verse 4 says, He has chosen us Ir ketvirta eilutė sako, kad Jis mus išsirinko. to be in Him before the foundations of the world were even laid. Būti jame prieš tai, kai buvo padėti šio pasaulio pagrindai, pamatai. That's an amazing statement. Tai yra nuostabus teiginys. The Father chose us to be part of His family before the earth was ever created. Išsirinko, kad mes būtume jo šeimos dalimi prieš tai, kai buvo sukurtas pasaulis. Nuostabu. That's amazing. Nuostabu. This affects your thinking. Tai įtakoja jūsų mąstymą. Anything we face in this world, we can say, my Father has already prepared it before the world was created. Bet ką, su kuo mes susidurėme šioje He žemėje, prepared galime the solution before the world was created. sakyti, kad Tėvas jau numatė prieš sukurdamas tai pasaulyje ir kad Jisai numatė ir sprendimą tai situacijai. And verse 5 says, Ir 5 eilutė sako, He determined ahead of time that He would adopt us as His children through Jesus. Sako, kad palankios valios, savo valios nutarimu Jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti jam įsūniais. And verse 5 says, it's according to the good pleasure of His will. Ir 5 eilutė sako, pagal palankios savo valios nutarimu. So he used Jesus to adopt us as His own children. The Father God used Jesus as the adoption agency. Ir Dievas Tėvas panaudojo Jėzų kaip įvaikinimo agentą, kad mus įsūnytų, įvaikintų į savo šeimą. So legally, we've been adopted by the Lord.
Taigi mes legaliai esame įvaikinti viešpaties. But we also come into the family through being born again. We are born into the family. Ir mes taip pat tampame šeimos nariais atgimę iš aukšto, kai mes atgimstame. So legally, in the courts of heaven, he adopted us by Jesus. Taigi legaliai dangiškam teisme mes esame įvaikinti. But we receive that legal work by being born again into the family. Mes gauname tą legalų darbą tada, kai mes atgimstame iš aukšto, atgimstame dvasiškai. That's an amazing Į thought. šeimą. Tai yra nuostabu. I was not adopted into my mother and father's family. I was the firstborn in the family. Aš nebuvau įvaikintas savo šeimoje, aš buvau pirmas vaikas šeimoje, kur gimiau. They had no choice with me. What came out, they got. Ir jie neturėjo jokio pasirinkimo, kas atėjo, tą turėjo turėti. Yeah? You don't know what you're going to have, but whatever it is, here he comes. Or she. Tu nežinai, ką tu turėsi, bet kas ateina, tu tiesiog turi priimti. The children who are adopted are chosen. Bet vaikai, kurie yra įvaikinti, yra išrinkti. That's very special. Tai yra ypatinga labai. You understand what I'm saying? Ar suprantate, ką aš sakau? Sometimes we have relatives we'd like to throw back. Yra tam tikrai žmonės, kurių tiesiog norėtųsi atsikratyti. But when you're adopted, you're chosen. Bet kai tu įsivaikini, tu pasirenki, išsirenki. The adoption has nothing to do with the child, it has everything to do with the parent. Ir įvaikinimas nieko neturi bendro su vaiku, tai turi visą su tėvais. And the Father, through His grace, Ir tėvas iš savo malonės. that's what grace is. He chose us. Tai vat ką ir reiškia ta malonė, kad jis išsirinko mus. And then allowed us the privilege to be born into the family through the new birth. Ir tiesiog suteikė privilegiją gimti į tą naują šeimą. So we get the best of both worlds. Ir mes gauname geriausią iš abiejų pasaulių. There's no other family in the earth where you can be both adopted and then also born into that family naturally. Ir nėra Only the family of God. žemėje tokios šeimos, kur tu ir gimtum natūraliai ir būtum įvaikintas tuo pačiu metu. Hallelujah. So, He's not going to throw you back. Ir jis neišmes jūsų. You're not like a fish that He picked out of the ocean and says, oh, too small. Jis ne kaip žuvis, kurią tu pagavai, pasižiūrėjai per mažai ir išmetė atgal į vandenį. He knew before the foundation of the world that He was going to do this. Jis žinojo prieš sukurdamas pasaulį, kad jis tai padarys. And everybody in the earth Ir kiekvienas žemėje has had the same legal adoption done for them if they will choose to receive it, they can receive. Jesus died for all. Jėzus mirė už kiekvieną ir jeigu tu šioje žemėje pasirenki būti vaikintum ir išrinktam, tu esi jau šeimos narys. Isn't that amazing? Tai nenuostabu. Amen. So what does this mean in our Christian relationships? Ir ką tai reiškia mūsų krikščioniškuose santykiuose? To me, that says you're special. Man tai sako, kad tu esi ypatingas. And because my Father chose you as well as choosing me, Ir kaip that's special. mano tėvas, Because our Father, my Heavenly Father, chose you, but also chose me, išsirinko our tave relationships are sacred. ir išsirinko taip pat mane, tai tie santykiai yra šventi. There are some people I'm amazed that He chose. Yra tam tikrų žmonių, kur aš stebiuosi, esu nustebęs, kaip juos išsirinko. And there are times you feel like saying, are you sure about this? Yra tiesiog momentai, kada tu pagalvoji, ar tu tikrai įsitikinęs tuo. Anybody can relate? Yeah. Ar buvo tokių atvejų. But God doesn't make mistakes. Bet Dievas klaidų nedaro. It just seems like it sometimes. Kartais tik atrodo taip. So that means when we meet together, Tai reiškia, kai mes susirenkame kartu, our meetings are sacred, mūsų susirinkimai yra šventi, our relationships are sacred. mūsų santykiai yra šventi.
And this is especially true when we meet in homes in small groups. Ir tai yra ypatingai tiesa, kai mes susirinkame mažose grupelėse namuose. Because the first home-based church was Adam and Eve and the Lord in the garden, a very sacred union. Ir ta pirmoji bažnyčia, tie tokie santykiai buvo Edeno sode, Ieva ir Adomas ir Viešpats, ir tie santykiai buvo jų šventi. So spiritually we are family. Taigi dvasiškai mes esame šeima. And that truth flows into our natural family. Ir ta tiesa teka į mūsų natūralią šeimą. So the sacredness of that spiritual family has to flow into our natural family. Ir tas dvasinės šeimos šventumas teka į mūsų natūralią šeimą. So those in the faith are extended family. Ir tie, kurie tikintis, jie turi tiesiog išplėstinę šeimą. In some church systems, Kai kuriuose bažnyčios sistemose relationships aren't valued. Santykiai nėra vertinami. We probably all had situations where we have been a part of a church. Mes tikriausiai kiekvienas iš mūsų turėjome situacijų, kada mes buvome bažnyčios dalimi. And we think we have many friends in that church. Ir mes galvom, kad turėjom daugybę draugų bažnyčiai. And then we changed churches and our friends disappeared. Ir kai pakeiti bažnyčią, draugai dingsta. Amen. Did everybody ever do that? Yes. And you felt like maybe I loved them more than they loved me. Ir tada tu galvoji, galbūt aš juos mylėjau labiau, negu jie mylėjo mane. Anybody ever experienced that? Ar kas nors patyrėte tai? But in truth, though, Bet iš tikrųjų, these relationships are sacred. tie santykiai yra šventi. We don't have the luxury of throwing away our relationships. We don't have. We don't have. Mes neturime tokios prabangos, kad galėtume santykius mėtyti. If someone backs away from a relationship and they don't want to fellowship with us, that's their choice. Jeigu kažkas tiesiog nusprendžia atsitraukti ir neturėti santykių, tai yra jų pasirinkimas. But as much as is possible within us, we try to make peace with that other person. Bet kai liečia mus, mes tengiamės kiek įmanoma daugiau susitaikyti su tuo. And when you hold relationships sacred, Ir kai tu you try to laikai make peace. santykius šventais, tu stengiasi susitaikyti. Does that make sense? But we know that not everybody is willing. We know that not everybody holds this. Jo, bet mes žinom, kad ne visi nori tą tiesą laikytis. Turėti. Let's go to Ephesians chapter 2. Dabar eikime į Efeziečių laiško 2 skyrių. And let's see. Verse 19. 19 minutė. Verse 19 says, we are no more a foreigner or aliens to God, but we are citizens in the family of God or the household of God. Jūs jau nebesate ateiviai, svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai. Does that say we are in the household of God? Dievo namiškiai. Yeah. Now think about sitting around the dinner table. Pagalvokime, tarkim, sėdime už pietų stalo. The kids come home from school. Vaikai grįžta iš mokyklos. You're sitting around eating dinner. Jūs sėdite aplink stalą ir valgote. Pietaujate. Does the mother or father direct each child what they're going to say? Give a report, please. Sabrina, give a report. Mama ir tėvas tiesiog sako, duok ataskaitą, sūnau ar dukterė. It's very free flowing. Yra tiesiog labai natūraliai plaukia viskas. Everyone's talking. Visi kalbasi. Everyone has something to share. Kiekvienas turi kažką pasidalinti. It's the values of our spiritual family flow into our natural family. Ir tos vertybės mūsų dvasinės šeimos tiesiog įplaukia į natūralią šeimą. And it's reflected in even our meetings in home church. Ir tai atsispindi susitikimuose mūsų namų bažnyčių.
cute. Taip mielas. So even in home church, Ir netgi namų bažnyčioje the children of God are talking all the time. Dievo vaikai kalba visi. How are you? Visada. Haven't seen you in a while. Kaip tu laikaisi, aš jau senai tave mačiau. What's going on in your life? Kas vyksta tavo gyvenime? It's very natural. Tai yra labai natūralu. I cannot imagine any of my boys asking, Father, may I have something to eat? May I have permission to come to the dinner table? Aš niekada iš savo sūnų nesulaukiu tokio klausimo, ar aš galiu sėstis prie pietų stalo, ar leidimo valgyti. Most children you have trouble keeping away from the food. Daugiausia jums reikia saugoti vaikus, kad jie kažko nevalgytų. Because they know they're part of a family, so the food is for them. Ir jie žino, kad jie yra šeimos nariai ir kad tas maistas yra jiems skirtas. It's true of spiritual food in the family of God too. Tai yra ta pati tiesa ir apie dvasinį maistą Dievo dvasinį šeimoje. Yeah. Look at chapter 3 and verse 14 and 15. Dabar 3 skyriaus 14 ir 15 eilutę pažiūrėkite. Two of my favorite verses. Mano dvi mėgstamiausios eilutės. Paul says, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. Dėl to, Paulius sako, dėl to aš klaupiuosi prieš tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą. There is one family Yra viena šeima in heaven and earth. žemėje ir danguje. From the Father's perspective, Iš tėvo perspektyvos, those who have gone on to heaven and those who are alive on the earth that belong to him are still one family. tie, kurie jau nuėjo į dangų, tie, kurie dar gyvena žemėje, yra viena ta pati šeima. He doesn't consider us employees. Jis We're not workers. nelaiko mūsų darbuotojais. We're family. Mes esam šeima. Oh, family. Daugiau šeima. So, Taigi, we're talking about family this weekend. šį savaitgalį mes kalbėsime apie šeimą. Yeah. There have been studies done in the United States and Europe, Buvo atliktos studijos Jungtinėse valstijose ir Europoje. and they've surveyed husbands and wives. Ir jie tiesiog tyrė žmonas ir vyrus. And the husbands thought, Ir vyrai galvojo, the majority of husbands thought, they selected their wife. kad dauguma vyrų galvojo, kad jie išsirinko savo žmonas. But studies revealed Bet tos studijos atskleidė, that it's the female who chooses her spouse. kad tai yra moterys, kurios išsirinko savo vyrus. They just let the men think they have been chosen. Jie tik leido vyram galvot, kad jie išsirinko. That's true. Tai tiesa, Men, we've been tricked. vyrai tiesiog buvo apgauti. When we meet together in the Lord, Kai mes susirenkame viešpatyje, we may think, I invite a friend, tu gali galvot, aš pakviečiau I draugą, invite my friend, my family, savo šeimą. and we think, oh, we invited them. Mes galvojam, mes pakvietėm juos. But in fact, the Lord invited them. Bet iš tikrųjų viešpats jūs pakvietė. I have to believe we're here today because the Lord invited us, even though we think we invited ourselves. Ir šiandien taip pat viešpats mus čia pakvietė. Ir net jeigu mes galvom, kad mes ir save pasikvietėm. So, in thinking like this, Galvojant taip, and just before I start anything else, any questions, right? Let's start. Any questions on anything? prieš dar pradedant kažką daugiau, gal turite tokių klausimų? Nothing? Questions? Nėra klausimų? I told you can ask questions.
Okay, let's look at Ephesians chapter 5. Dabar tada pažiūrėkime į Efeziečių laiško 5 skyrių. When a house church is meeting, Kai susirenka namų bažnyčios, we're meeting in people's homes. susirenkam žmonių namuose, The sacredness of the meeting šventumas has to be held in each person's heart. turi būti išlaikomas kiekvieno žmogaus viduje, širdyse. Šventumas. In one meeting, one house church meeting we had, Viename namų susirinkime, kurį mes turėjome, there was a man who had some very strange beliefs. Turėjome žmogų su labai keistais įsitikinimais. And for some weeks, he would, from time to time, share his strange belief with people in the house church, and it was starting to cause a problem. Ir jisai tiesiog kartas nuo karto vis dalindavosi savo tais keistais įsitikinimais namų susirinkimuose ir jis jau pradėjo kelti problemų. You know, that you'll run into people who just are not quite balanced spiritually. They believe something that's just very strange. Ir mes turim tokių žmonių, kurie turi kažkokių keistų ir nesubalansuotų dvasinių įsitikinimų į šoną tiesiog einančių. Maybe this person would think that there is a demon behind every single person. Galbūt tas žmogus yra įsitikinęs, kad yra demonas kiekviename žmoguje. That any problem in life, a demon caused it. Ir kad kiekviena problema gyvenime yra sukelta demono. Or maybe they believe that their wives should be absolutely silent and obedient and not say anything in a meeting. Ar kad, tarkim, žmonos turi būti visiškai užtildytos ir jokio žodžio per susirinkimą nepasakyti. Or maybe they believe that UFOs have come and we have aliens living among us, even in infiltrating the body of Christ. Ir gali manyti, kad tarp mūsų yra ateivių, kurie bando įsiskverbti į Kristaus kūną. Okay? This man Tas žmogus had similar beliefs. turėjo panašių įsitikinimų. Yeah. Are you laughing at that? Ar iš to juokitės? Did I come up with an example like that? Ar jūs turite irgi pavyzdžių tokių? No, first. Okay. You've never heard that before. No, I love it's not the here. I talked that Sunday morning about how we are guests in someone's home and we have respect for one another. Aš kalbėjau tą sekmadienį rytą apie tai, kad mes esame svečiai kiekvieno namuose ir turime gerbti. But after the meeting, Bet po susirinkimo he found the 3 visitors we had that morning jis surado 3 svečius, kurie buvo atėję tą rytą. and pulled them aside and started talking about his strange beliefs. Ir jis tiesiog juos pasišaukė į kampą ir ten pradėjo dėstyti savo tuos keistus įsitikinimus. And one of the ladies came to me and said, "Is it true? Do you believe there are aliens among us?" Ir tiesiog viena moteris prie manęs ir sako, ar tai tiesa, ar tikrai yra ateivių čia tarp mūsų? Okay. She said, "This sounds like a cult. That's why we're afraid of coming into somebody's house." Ir tai yra panašu į kažkokį kultą ir mes bijome ateiti į kieno nors namus. I said, "No, I don't believe that at all." Aš pasakiau, ne, aš visiškai netikiu tuo. So I tried to straighten it out with those 3 people. Ir aš tiesiog stengiausi ištaisyti su tais And I had to žmonėmis padėtį. had to bring him inside with a couple of our other leaders and said, "What are you doing?" Ir tada mes jį pasikvietėm į mūsų lyderių, poros lyderių grupę ir sakom, ką tu darai? I said, "Have you no respect for the body of Christ? Ar tu negerbi visiškai Kristaus kūno? This is the family of God. These are sacred meetings. Tai yra Dievo šeima ir yra šventi susirinkimai. And you pick on the three new guests and pull them aside and tell them there are aliens among us?"
o tu pasiimi 3 naujus žmonės, įspraudai į kampą ir sakai, kad yra ateivių mūsų tarpe. We have to be afraid of the worldwide conspiracy of world leaders and aliens. Mes turime bijoti tos konspiracijos ir tų ateivių, kurie gali būti tarp lyderių. What was the situation? He had no respect for the sacredness of the meeting. Problema buvo tame, kad jisai negerbė to šventumo susirinkimo. I said, you're a guest in someone's home. Aš pasakiau, tu esi svečias kažkieno namuose. I was leading the meeting. Ir aš vedžiau tą susirinkimą. So you have disrespected the home that you were in. You've disrespected the leader of the day. Tu ne tik negerbėjai susirinkimo, ir taip pat negerbėjai ir lyderio to susirinkimo. And by talking to these privately about your pet doctrine, you violated the sacredness of everyone, of the family of God. Ir kalbėdamas apie tą tokią savo sukurtą doktriną, tu tiesiog išniekinai tą šventumą to susirinkimo. That's one example. Tai yra vienas pavyzdys. See, we're talking about priorities, about making people of the family of God more important in our lives than some other things. Ir mes kalbam apie prioritetus, kada mes laikome svarbiau tos Dievo žmonės už kitus dalykus. Our lives are very busy, aren't they? Mūsų gyvenimai yra labai užimti, ar ne? Yeah. Meetings, Susirinkimai, work, darbas, so children in many families. vaikai daugelį šeimų. Doesn't matter whether you're single or married with children, life is busy. Ir nesvarbu, ar tu esi vienišas, ar tu su šeima ir vaikais, gyvenimas yra užimtas. And we make choices every single day about what is important to us. Ir mes darome pasirinkimus kiekvieną dieną, kas yra mums svarbu. Who's important to us? What's important to us? Kas mums svarbu. And one of the things happening in the body of Christ just around the world Ir kas vyksta visame pasaulyje Kristaus kūne. is we see the Lord dealing with people about making their friends in the body of Christ more important in their lives. Ir ką Dievas daro, mes matome, kad jis daro tuos žmonės Kristaus kūne svarbesnius už kitus. This is something that's happening by the Spirit. Tai kažkas vyksta, kas vyksta dvasioje. And people call it different things. Ir žmonės vadina skirtingus dalykus. You'll hear people say, I'm getting back to basics. Kai kurie žmonės sako, aš tiesiog grįžtu prie pagrindų. And what they often mean is, I'm rearranging my life to where the people of God are more important to me than they were in times past. Ir jie tiesiog viską pertvarko savo gyvenime ir Dievo žmonės jie tampa svarbesni, negu jie buvo praeityje. Or they may say, I was following this stream in the body of Christ, but I'm just getting back to the basics of what I believe. Arba jie sako, kad aš tiesiog Kristaus kūne buvau vedamas tam tikros srovės ir dabar aš grįžtu prie pagrindų. Or they may say, I had a time in the world and I was kind of backsliding, but now I'm putting that aside and I'm focusing on my relationship with the Lord. Arba jie sako, kad aš tiesiog buvau atkritęs ir buvau pasaulyje ir dabar aš grįžtu prie santykių su Viešpačiu. All these things mean I am rearranging my priorities. Ir visa tai reiškia, kad aš tiesiog pertvarkau savo prioritetus. For instance, Pavyzdžiui, when you're in a traditional church, kai tu esi tradiciniai bažnyčiai, you're content to see people once a week or once a month. tu matai žmonės, kurie kartą per savaitę, per mėnesį, Sunday to Sunday, hi, how are you? sekmadienį, labas, kaip laikaisi. But when you enter into a relationship-based faith, Bet kai tu esi santykiais pagrįstame tikėjime, you think, these people are more important to me than just Sunday to Sunday. ir tu matai, kad tie žmonės tau yra svarbesni ne tik sekmadienio. We started talking about this in the house church in Tulsa, Ir mes kalbame apie tai namų bažnyčiose Tulsoje, about being purposeful towards one another, being intentional in our relationships. kad mes būtume atidesni vienas kitam ir
sakyt, artimesni vienas su kitu. One family said, one couple said, we can start inviting people over for dinner in the evenings. Viena šeima sako, mes tiesiog pakviesime žmonės vakarieniai. So that we don't just see them Sunday to Sunday, but we'll invite them maybe for Tuesday, Wednesday, Thursday night for a meal. Kad mes juos nematytume, nesusitiktum su jais vien tik sekmadieniais, bet pasikviestume juos vakarieniai ir trečiadienį, ketvirtadienį, turėtume, valgytume kartu. They started rearranging their priorities to involve others Jie in an pradėjo evening meal. pertvarkyti savo prioritetus, kad jie vakarienės metu matytų ir bendrautų su tai žmonėmis. Another lady decided to host ladies' night movies at her house. Viena moteris nusprendė, kad jinai savo namuose turės moterų tokį vakarą su filmais. So she'd invite some of the ladies of the church over for popcorn and Jinai pakvietė tiesiog iš bažnyčios moteris susirinkti filmui ir popcornui. some of we men thought, you know, every time during the lunch Mes tik I'm vyrai backing up and erasing. Just kartais galvom, kad čia pietų metu tokie vyksta pokalbiai. some of the men realized that we take a lunch hour every single day. Kai kurie vyrai galvoja, kad mes tiesiog kiekvieną kartą turime valandą pietums. So the decision was made, let's take one of those hours and invite some of the men of the church to have lunch together. Ir tiesiog buvo priimtas sprendimas, kad per tą valandą tiesiog pasikviečiam kitus vyrus iš bažnyčios ir kartu papietaukime. So that's the rearranging of priorities. Tai yra pertvarkymas prioritetų. When we started to realize that our family, spiritual family, is important to us and it's sacred, we started rearranging, thinking, how can we involve them in our lives? Ir kai mes suvokime, kad ta dvasinė šeima yra svarbi ir mes pertvarkome savo prioritetus, mes norime įtraukti tuos žmonės, pertvarkome ir norime įtraukti juos į savo gyvenimus. So that was a big change. Tai yra didelis pasikeitimas. To this day, I meet with one or two different men in our church, maybe once a month, just for lunch. Ir aš kartais bažnyčioje savo susitinku su tam tikrai žmonėmis pietums kartą ar du per savaitę. And other men in the church are having lunch during any given week as well. Ir kiti vyrai taip pat susitinka pietum savaitės eigoje kartu. So when you rearrange things, you give up some things. Kai tu pertvarkai kažką, tu kažko atsisakai. I have to purpose, I have to schedule, I have to invite someone to have lunch with me. Aš turiu tiesiog pertvarkyti savo tvarkaraštį ir turiu pakviesti kažką pietums. It's an investment in them. It's not an expense, it's an investment in them. Tai nėra kažkokios išlaidos, tai yra investicija į juos. And it's good for a couple of men to get together. Ir yra gerai porą minučių susibėgti. Talk about wives, work, the Lord. Vyram, ta prasme, kad pasikalbėti apie gyvenimą, apie žmonas, apie... But it's all part of that sacred relationship. Ir tai yra to švento bendravimo dalis. Because you rearrange your priorities. Nes tu pertvarkai savo prioritetus. I talked to one young husband and father about these issues. Aš kalbėjau su vienu jaunu vyru ir tėvu apie šitus visus dalykus. He has 3 young children. Jisai turi 3 mažus vaikus. When he get home from work, all he'd want to do was wash up and sit and watch TV. Ką jis norėdavo veikti, tai grįžęs tiesiog nusiprausti ir pažiūrėti televizorių. And he was getting upset because his wife would say, the children are yours now, goodbye, and go off into the bedroom to get on Facebook. Bet žmona tiesiog, kai jisai grįždavo, sakydavo, dabar vaikai yra tavo, ir užsidarydavo miegamės į Facebook'u.
And so we started talking during lunch, what does the sacredness of family mean? What does your position in the family mean? Ir tada mes tų susitikimų per pietus metu mes pradėjom tada kalbėtis, ką reiškia ta šventa šeima ir ta pozicija šeimoje, ką reiškia. And so we look at Ephesians chapter 5. Ir mes žiūrime į 5 Efeziečių laiško. And look at verse 20. Ir žiūrime į 25 eilutę. It says, husbands, love your wives, Kuris sako, jūs vyrai mylėkite even žmoną. as Christ loved the church and gave his life for it. Kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save. So he says, husbands, love your wives in the same way that Jesus gave up his life for us. Jis sako, kad mylėkite savo žmonas taip, kaip Jėzus mylėjo ir atidavė savo gyvybę už ją. So we talk about husbands. What does it mean to die for your wife? Ir jeigu kalbant apie vyrus, ką tai reiškia mirti už savo žmoną? To give up your life. Atiduoti savo gyvenimą. For this young man, Ir tas jaunas vyras, it meant becoming involved with the children when he got home from work. kaip tapo įtrauktas į vaikų priežiūrą, kai jis grįždavo namo. It meant helping them with the homework instead of leaving it to the wife. Padėdavo namų ruošoj, vietoj to, kad paliktų visą tai tik žmonai. And I remember him being upset at first. Ir aš atsimenu, kad jis iš pradžių nusimindavo. I work all day. Aš dirbau visą My dieną, wife is just here with the kids. mano žmona tik tai su vaikais namuose And then she needs a break. ir jai dar reikia kažkokios pertraukos. That was his attitude. Tai buvo jo požiūris. But he started finding joy Bet jis pradėjo in rasti helping his džiaugsmą, children. padėdamas savo vaikams. He was going, okay, Lord, I'm laying down my life. Ir jis sakė, gerai viešpatie, aš atiduodu savo gyvenimą. And to hear him talk, you would think he was actually dying. Ir aš kai girdėjau, aš pagalvojau, kad jis iš tikrųjų miršta. I feel my life just pouring out of him. Kad iš jo tiesiog išteka gyvybė. I'm so tired. Aš toks pavargęs. I felt like saying, you know, it's first grade math. You can do it. Ne? Mathematics. Tai tiesiog tu, kaip čia, It's geriausia. first grade mathematics. Pirmos klasės matematika. It's not too much of a hardship for you. Tai nėra taip jau labai sunku tau irgi. But after a while, he started finding joy. Bet po tam tikro laiko jis pradėjo kaip sakyti, jaustis laimingas, džiaugsmą patirti. At first, he started out of his mind and out of his flesh, but soon he started loving his wife and his children out of his spirit, and he found energy and strength. Iš pradžių jis tai su protu ir siela darė, o po to tai perėjo į dvasią, į širdį ir jis pradėjo iš širdies jausti džiaugsmą ir mylėti juos, darydamas visą tai. And then he said, and then an amazing thing. Ir nuostabus dalykas. He would tell his wife, go, have some time to yourself. Ir jisai sakydavo vėliau žmonai, eik ir tiesiog turėk savo laiko. He said at first she was shocked. Ir sakė, iš pradžių jinai buvo šokiruota. She wondered what was wrong with him. Galvoju, kas čia su juo blogai pasidarė. Now, let me give you an example opposite. Ir duosiu jums dabar priešingą pavyzdį. A husband and wife, no children. Žmona ir vyras, nėra vaikų. He became involved in a church that was very possessive of his attention. And his Ir jisai pradėjo lankyti bažnyčią, kuri labai tiesiog savinosi jį. And instead of encouraging their relationship as husband and wife, Ir vietoj to, kad jinai ta bažnyčia padrasintų jų vyro ir žmonos tos santykius, they started pulling on the husband's time. jie tiesiog iš vyro traukė laiką. They wanted him to be there every time the church door was opened. Ir jie norėjo, kad jis, kada tik bažnyčios durys atsiverdavo, kad jis būtų bažnyčiai. And they began working. It was the church against the wife. Ir jie tiesiog dirbo, kad bažnyčia prieš žmoną. These are born again people. Ir tai buvo atgimę žmonės. And they started telling him different things that were just weird. Ir jie pradėjo jam sakyti tokius keistus dalykus, kurie buvo tikrai keisti.
Anything the church said, the husband came home, told his wife, this is what we're going to do. Ir iš karto jisai kaip išgirsdavo, grįždavo ir sakydavo žmonai, va, dabar taip darysime. Their opinions and their teaching became more important than his relationship with his wife. Ir And what she thought. ką jinai manė, tai kad jų nuomonės buvo svarbesnės už tai, kas vyko šeimoje. They used to love to go to the swimming pool to swim. Jiem patikdavo eiti į baseiną paplaukioti. And pretty soon he came home and said, they say at the church, I can't go to the swimming pool because women are in swimsuits, bathing suits, and I might lust after one of them. So I can't go swimming. Ir jis kartą parėjęs iš bažnyčios sako, mes neįsim daugiau į baseiną, nes bažnyčiai sakė, kad ten moterys apsirengę su tais plaudomo kostiumais ir aš galiu nusidėti tiesiog žiūrėdamas jas. And she knew he loved her and she loved him. There was not any danger in just going to a swimming pool. Jinai žinojo, kad jisai ją myli ir jinai myli jį ir kad nėra jokio pavojaus eiti į baseiną. But her opinion just fell on deaf ears. Bet tiesiog ta nuomonė nukrito ant... Jos nuomonės niekas tiesiog neklausė. Pretty soon, he said, at the church they say, we now have to get rid of the TV. Ir paskui bažnyčia pasakė, grįžęs jisai iš bažnyčios pasakė, kad dabar jau reikia mum ir televizoriaus atsisakyti. Because there's so much ungodliness on it, we have to get it out of the house completely. Ir tiesiog mes jį turime išguiti iš savo namų, nes ten tiek daug bedieviškų dalykų. And she said, why don't we just discipline what we watch O jis rather sako, than throw the whole thing out, because I still like to know what's going on in the world. gal tiesiog mes geriau disciplinuokime, ką mes žiūrime, nes aš iš tikrųjų dar noriu žinoti, kas vyksta pasaulyje. So he went back to his church friends with that good idea. Ir jis su šita idėja tiesiog grįžo pas savo bažnyčios draugus. And they said no. Jis sakė, ne, So out the TV went. išmesk televizorių. And pretty soon, they ended up divorced. Labai greitai jie baigė skyrybomis. It was sad. Liūdna. He became more married to his church than he was his wife. Jisai tapo labiau susituokę su bažnyčia negu su savo žmona. He'd lost the basic respect and honor and holiness of the relationship. Jisai prarado tą santykių garbingumą ir šventumą. Oh, let's read on. Taigi skaitykime toliau. Verse 26. 26 eilutė. Ephesians 5:26. Penktas Efeziečių. Husbands, why are you loving your wife like Jesus loved the church? So that he might cleanse it and set it aside for himself with the washing of water by the word. Kad ją pašventintų, nuplaudamas valančių vandenį per žodį. You said all of that in that? 26. Yeah, 26. Yeah. So the instruction is for husbands. Taigi instrukcijos vyrams. That in the same way Jesus' word is cleansing to us as Christians, so a husband's words to his wife should be cleansing. Matom, kad šioje eilutėje viešpat mus nuplovė savo žodžiu. Taip ir husbands... The husband's words should have a similar Kad... cleansing effect. Taip pat ir vyro žodžiai žmonai turi turėti tokį patį apvalantį efektą. This is a hard one. Tai yra sunkus dalykas. There's a little book a couple of Americans published called Men Are Like Waffles, Women Are Like Spaghetti. Yra tokia Amerikoje išleista knygelė poros amerikiečių, kuri vadinasi Vyrai kaip moterinos kaip... Vyrai kaip vafliai, o moterys kaip spagečiai. Do you know waffle? You know what a waffle is? It has little squares. Žinot, kad vafliai jie tokie yra keturkampi. And this husband and wife compared men to be like waffles, but women like a pile of spaghetti on a plate. Ir yra turima omeny, kad vyrai yra tie kaip vafliai, o moterys kaip, spagečių krūvelė. The reason is this. Dėl priežastis yra ta. Men view life like each problem is one square in a waffle. Ir vyrai tiesiog mato gyvenimą kaip kvadratėlį vaflyje. Problema kaip kvadratėlis vaflyje.
Every problem Kiekviena problema is in a little square to be solved. tik kvadratėlis, kuris turi būti išspręstas. It has its own little compartment. Jisai turi tam tikrą vietą It's not related to the other compartments. ir neturi ryšio su kitom vietom. But women Bet moterys think like a pile of spaghetti. galvoja kaip spagečių krūvelė. One strand of spaghetti is connected and interwoven with every other strand of spaghetti on the plate. Kiekviena spagečio ta makarono dalelė yra susijusi su visomis kitomis ir vingiuoja per tą visą krūvelę. An example. Pavyzdys. In the book, Knygoje the wife comes home in the afternoon žmona po pietų grįžta namo and tells the husband that at the hospital where she works, ir sako vyrui, kad ligoninėje, kurioje jį dirba, they have appointed a new director and it's a woman. Gavo naują direktorių, kuris yra moteris. And she starts talking about the woman director. Ir jis pradėjo kalbėti apie moterį direktorę ligoninėje. And her talking goes something like this. Ir jos ta kalba štai taip eina. They appointed, I'm going to use a name, Sue Smith. Sue Smith, Yeah. tas vardas, aš tiesiog, jie paskyrė ją. And she continues to talk. I think it's wonderful that she finally made it. Ir sako, aš manau, kad yra nuostabu, kad jinai pagaliau tai pasiekė. It shows the board of directors are not afraid to hire a woman to be the boss. Ir sako, vat tie visi vadovai nebijojo pasamdyti moters, dirbti direktorę. It's a great thing for women's rights. We've been trying for this since 1970s. Ir sako, nuo 87 mes kovojam už moterų teisės. Maybe our daughter one day could be the director of a hospital. Gal ir mūsų dukra vieną dieną taps direktorė ligoninės. And that reminds me, you need to pick her up from football practice at 4 o'clock. You need to pick her up from football at 1600. Ir sako, dabar atsiminė, sako, dabar reikia ją paimti po 4 iš futbolo treniruočių. Oh, and then she has a dentist appointment she has to go to. Ir taip pat turėjo užsirašius pas dentistą. Isn't it great the way women are advancing? Ir sako, ar ne nuostabus būdas, kaip moterys tobulėja. And he's trying to follow the spaghetti strand. Ir jis bandė tiesiog sekti tą spagečio liniją. How do you get from a woman CEO to football to dentist? Kaip tu gali nušokti nuo direktoriaus prie futbolo ir paskui apie dantistę? In his mind, he's still looking at the waffle square of why they chose that woman to be that director of the hospital. Ir vyras vis galvoja apie tą kvadratėlį vaflyje, apie tai, kodėl ta moteris buvo parinkta direktorė. He's thinking through the men and the women on the board of directors, and he's thinking through her qualifications, and he's deciding, yeah, that's probably a good choice. And his wife is already down here to football practice. Ir jisai vis dar mąsto apie tą, kodėl ta direktorė paskirta moteris, gal čia geras dalykas, o jau jinai nuėjus yra prie futbolo treniruočių. So sometimes, man, Kartais vyrai, when you try to do things for your wife, to give up your life for her, kai jūs norit kažko atsisakytis dėl savo žmonos savo gyvenime, in your mind, you're solving a waffle square. savo gyvenime tu tiesiog sprendi apie tą kvadratėlį vaflyje. But you're unexpectedly smashing her spaghetti. Bet Setting up her spaghetti. tu tiesiog netikėtai traiškai jos spagetį į tą makaroną. I don't think this has happened to us, but I'll put it out there as an example. Aš manau, kad ir mums tai įvyko, bet duosiu kaip pavyzdį. You're packing for a trip, and you have a suitcase. Tu ruošiesi į kelionę ir tiesiog pakuoji lagaminus. The husband's thinking, I have to put all the suitcases in the car. Ir vyras galvoja, aš visus šitus lagaminus turiu susidėti į mašiną. That's the next waffle square to be solved. Ir tiesiog sekantis kvadratėlis, kuris turi būti spręstas. There's the wife's suitcase. I take it out. I take it into the car. Tai žmonos yra lagaminas, aš jį turiu paimti ir nunešti į mašiną. I'm laying down my life for my wife.
she won't have to take her own suitcase to the car. Aš atiduodu savo gyvenimą, savo žmonai, jei nereiks tempti lagamino, aš jį nunešiu ir padėsiu. The wife says, "Where's my suitcase? I need my hair dryer in it." Žmonės sako, kur mano lagaminas, aš sako, savo plaukų džiovintuvo turiu ir įsidėti. Husband says, "I put it in the car, of course. Sako, vyras, aš jau įdėjau į mašiną, aišku. I wasn't done with it yet." O sako, aš dar buvau jau nepabaigus pakuoti. Because to her, Nes jai, the hair dryer plaukų džiovintuvas is connected to the car yra susijęs su mašina by the suitcase. ir susijęs su lagaminu. And the hair dryer is connected to the trip. Ir tas plaukų džiovintuvas susijęs su kelionė. I see a bottle of water, Aš matau butelį vandens, and someone else may see this is important for our trip. kažkas kitas gali matyti, kad tai svarbus dalykas mūsų kelioniai. Or a hair dryer. Ar plaukų džiovintuvas. The husband was wondering what he did wrong. Ir vyras tada masto, ką jis padarė blogai. Because in his waffle square, everything is right. The suitcase is in the car. Vaflių toj struktūros ir kvadratinį viskas tvarkoj, mašinoje yra lagaminas. And to the wife, it's all wrong, you idiot. Žmonai, tai viskas negerai, idiotai. How can you not understand? My hair dryer goes in the suitcase goes in the car goes on the trip. Kaip tu nesupranti, kad mano plaukų džiovintuvas eina į lagaminą, lagaminas į mašiną, o mašina į kelionę. He never saw the hair dryer. Jis niekada He never saw the hair dryer Jis niekada neišsprendė to klausimo. until it came flying at him and hit him in the head. Tik tai tada, kai atsitrenkė į galvą. And you tell them this does not relate to us. This has never happened to us. Does not relate to us. Making it up. That's right. It's a Čia composite. iš mūsų gyvenimo, sako, čia. Would you like any examples from your own lives? Gal ir jūs kokių pavyzdžių? I am square. Okay. Really spaghetti and cheese is square. Pasirodo, kad Vilas yra spageti, o Ant yra vaflis. It's very difficult for me to follow his thought pattern. I have to keep up what he's saying. It's very difficult for me to follow his thought pattern. Sako, man labai sudėtinga suvokti jo mąstymo kelius. So I think, what's he talking about now? Apie ką jisai kalba dabar. And then he gets upset that I didn't understand him. Ir jis nusimena, kad aš jo nesuprantu. So it can be the opposite. Gali būti ir priešingai. Oh no. Well, I think sometimes the squares of my husband are very refreshing for me. Because I'm Kartais thinking aš manau, and kad doing, and my husband says, "Hey, take it easy. This is the problem today. That's the problem tomorrow. It's all this today. That tomorrow." Okay. Oh, sorry. jinai sako, kad man kaip tik kartais mano vyro tie kvadratėliai yra man labai tokie atgaivinantys, nes jisai tiesiog sako, va, tiesiog mąstyk taip. Yeah, for me that's refreshing. You have to get a little bit down to earth. Oh, you're right. That's better. Sako, viskas bus tvarkoj. Yeah. Yes, we need them. I need the squares sometimes. Sako, aš man kartais reikia kvadratėlių. So she used me for that and just kill spiders. That's what. Taip pat reikia to ir užmušti vorus. That's what. Vorams sumušti. So what does this mean when we're talking to one another in relationship-based faith? Ir ką tai reiškia, kai mes kalbame apie santykiais pagrįstą tikėjimą. Because men and women think differently. Nes vyrai ir moterys mąsto skirtingai. Two boys, 12 years old, have a fight on the playground at school. Du 12 metų berniukai susipeša žaidimų aikštelėje mokykloje. After school, they're playing football together, like nothing ever happened. Ir po mokyklos jie toliau žaidžia savo futbolą, tarsi nieko nebūtų įvykę. Two 12-year-old girls that same day had a fight at school. Dvi 12 metų mergaitės turėjo
peštynės mokykloje tą pačią dieną. They graduate from school and they come back to their reunion 10 years later. Jos baigė mokyklą ir po 10 metų į klasės susitikimą atvyko. And they're still not talking to each other. Ir jos vis dar nekalba vienas su kitais. So sometimes when you talk to women in house church, it's much more complicated because the relationships are involved. Ir kalbant apie moteris, namų bažnyčia, tai yra dar labiau komplikuota, nes moterys yra dalis to. Oftentimes with a man, you can just say, okay, this is what you did wrong, this is how you correct it, problem solved. Su vyrais paprasčiau, ką tu padarei, kas yra blogai ir išspręsta. But oftentimes, Bet labai dažnai, when dealing with women, you have to peel back the layers and unconnect the spaghetti strand. bet su moterim yra daug sudėtingiau, nes tu turi tiesiog atkapstyti sluoksnį po sluoksnio ir surasti, kur tie spagečiai yra įsiraigę. But that same man, Bet tas pats the same vyras man will have lots of waffle squares that have to be dealt with individually. turi taip pat daug kvadratėlių vaflyje, su kuriais reikia susitvarkyti individualiai atskirai. It only looks easier on the surface. Tik paviršiuje atrodo, kad tai yra labai paprasta. But in fact, he may have lots of waffle squares that are just not Ir thinking right. taip pat gali turėti daugybę tų kvadratėlių vaflyje, kurių mąstymas turi būti pakeistas, tvarkytas. So they can each be just as complicated. Ir vienas ir kitas gali būti komplikuotas. He may have a huge waffle, Jis gali turėti didžiulį vaflį, but it's also difficult to disconnect all those spaghetti strands. taip pat gali būti ir sudėtinga išnarplioti tuos pakečius. And so it must be relationships. Turi būti santykiai, It must be time. turi būti laikas, There must be a willingness to be honest and transparent. turi būti noras būti permatom skaidriais ir norinčiais. Not only in house church, but in families. Ne tik namų bažnyčioje, bet ir šeimoje. First in families, first in relationships. Pirma šeimoje, pirma santykiuose. Many discussions go on trying to explain the spaghetti strand to the waffle square. Dažnai labai vyksta diskusijos The spaghetti to the waffle. The spaghetti has to talk to the waffle. Has to talk to the spaghetti. Spagečiai kalba vafliam ir vafliai kalba spagečiam. Yeah. That's marriage. Tai santuoka. But some of the questions, okay, in questions, thinking relationships, thinking, Dabar apie santykius klausimų. Turit klausimų apie santykius? we have a mix of young and old, married and unmarried. Mes turim jaunų, ištekėjusių, vedusių, vienišų. What if there is differences between a husband and wife spiritually? A wife wants to go to like traditional church. Jisai klausia, kas jeigu yra skirtingas dvasinis supratimas vyro ir žmonos. Ir tarkim, žmona nori eiti į tradicinę bažnyčią. Usually she has old friends there and she feels more comfortable there. Jinai turi savo draugus ir jinai ten jaučiasi patogiau. But the husband likes the idea of house meetings and more O openness. tarkim, vyrui patinka idėja apie namų susirinkimus. So how do you reconcile the differences? Kaip susitaikyti šitus skirtumus. The only hard and fast rule is love in this. Pats greičiausias žodis yra meilė. We have a similar principle involved sometimes with teenagers. Mes panašų principą turime ir taip pat kalbant apie paauglius. You know, they maybe don't like the house church because there are no friends there, and they want to go to a traditional church for Wednesday night youth group. Jie tiesiog nenori eiti į namų susirinkimus, nes jų amžiaus grupiai nėra draugų ir jie nori eiti į tradicinės bažnyčios kažkokias grupeles. In that case, we tell them, go. Ir tokia atveju mes sakome, eik.
Go on that Wednesday night. Teenagers are social. They have a Trečiadieniais eik, jiems, and many home-based churches don't have a group of teenagers. nes bažnyčiose kartais nebūna paauglių grupelių. So a similar thing can be applied to husbands and wives. Panašus principas gali būti pritaikytas ir vyrams, ir žmonoms. He may have to go to her church, and she may have to go to his. Jinai gali eiti į savo bažnyčią, o jis į savo. Or work some compromise out where she can think through what is it that she really likes. Does she like Sunday morning? Does she like Wednesday night? Does she like the music? Does she like the teaching? Arba, tarkim, ar jai patinka sekmadienio susirinkimas, ar ten trečiadienio kažkoks renginys, ar jai patinka šlovinimas, ar muzika. Or is it really the friends? Ar tai yra iš tikrųjų tikrai draugai? She doesn't really care for the service, it's just the friends. Jai nerūpi tarnavimas, jai tik rūpi draugai. We've had situations in house churches where Mes turėjom situacijų namų bažnyčiose, where the wives like the traditional church, and when you talk about it, you find out they like dropping the children off at the nursery. Kai mes kalbėdavom toliau, dėl ko jom patinka tradicinis susirinkimai, jos sakydavo, kad jom patinka tiesiog atiduoti vaikus į vaikų kambarį. That's what comes when you untangle the spaghetti strand. That's what it's gotten up to many times. They just want a break from the kids. Kai tu pradedi atvynioti tą spagetį, tu tada pamatai, kas iš tikrųjų yra ir kad jiems reikia tiesiog pertraukos nuo vaikų. So I would, in the situation, say, what is it specifically that you like about that church? Ir tiesiog reikia būti specifiškam, kas tau patinka toj bažnyčiai. And if it's because she's got girlfriends there that she likes to see, then perhaps the need can be met in another setting. Ar tai yra draugės, kurių jai reikia ir galbūt kitoje aplinkoje susitiktų jas. But I've known some who, like twice a month, the husband and wife will go to a traditional church. Aš žinau tokių šeimų, kur vyras ir žmona eina porą kartų per mėnesį į tradicinės bažnyčias. And twice a month they'll go to a home church together. Ir 2 kartus per mėnesį kartu eina į namų bažnyčią. I also know of a situation where the husband has given up home church completely because the wife is so strong on saying, I want to go to the traditional. Ir kartais būna tokiu atveju, kai vyras tiesiog palieka namų susirinkimus, nes žmona yra labai užsispyrus, kad reikia eiti į tradicinę bažnyčią. But as they say, it takes two to tango. You know the dance, the tango? It takes two. You have to dance. Reikia šokti kaip tango. 2 žmonių, kad šokti tango. You know, in the tango, while he's backing up, she is walking forward. Tango šokant, kai jisai eina atgal, jie eina vice versa. Ir atvirkščiai. That means that you have to be in agreement, but you have to do it together. Tu turi būti sutarime ir daryti kartu. But there's not a set rule there. There's just the principle of love. Tai nėra kažkokios taisyklės, tai yra tiesiog meilės principas. What's frustrating is when one spouse will not compromise at all. That's the difficulty. Yra sunku tikrai, kada vienas iš sutuoktinių neina jokius kompromisus. And sometimes you have to step away from that waffle square. Ir kartais tau tenka išeiti iš to vaflio kvadratėlio. And you look at that pile of spaghetti. Ir žiūrėti į tą spagečių krūvelę. And in my mind, I go back to the sacredness of the relationship between husband and wife. O aš žiūriu į žmonos ir vyro santykių šventumą. Will she lay down her life for him, and will he lay down his life for her? Kai jis atiduoda gyvenimą jam, o ji savo gyvenimą, ji atiduoda jam, o jis jai. I've known husbands who have had to give up their Friday night poker night with their friends, or the Thursday night poker night with their friends. Aš žinau tam tikrų vyrų, kurie tiesiog atsisakydavo penktadienio vakarų su draugais žaisti pokerį. Or the Sunday afternoon football game on TV with the beer and the sakysim, sekmadienio vakaro su futbolu ir alumi. You know, they have to think, I need to lay down my life for my wife and my family. I need to give these things up. Aš tiesiog turiu atsisakyti dėl savo žmonos.
ir atiduoti savo gyvenimą. Jai. Best case scenario, you're both laying down your life for each other, but that's Geriausias scenarijus yra, kai vienas kitam atiduodat savo gyvenimus, bet ne visada tai įvyksta. Amen. Yeah.